visi esam. Ir prisijungs mūsų informatikė Jovita Žiukelienė, kuri pradės įrašinėti mūsų posėdį. Jau įrašinėjom. Taip, galim pradėti. Kristina, prašom. Tai sveiki dar kartelį visi, labai smagu matyti. Šiandien susibėgom labai trumpai vienam klausimui, tai manau, kad galim, jeigu sutinkat, galim bendru sutarimu pasitvirtinti darbotvarkę būtent vieno klausimo. Ir norėčiau jį pristatyti. Taigi pagrindinis mūsų ir vienintelis klausimas būtų gautas mero raštas dėl gatvių, kuriame sakoma, kad Utenos seniūnijos Kimėnų kaimo gyvenamojoje vietovėje esančiams gatvėms siūloma pagal gyventojų siūlymą ir prašymą suteikti Kalvų, Vazbio, tai yra ežero pavadinimas, ir Kuktiškių gatvių pavadinimus. Gatvės yra jo Kimėnų kaime, Utenos seniūnijoje, Utenos rajone. Tai kas turite kokių pasiūlymų dėl šių pavadinimų ar komentarų? Norbertas turi. Prašau, Norbertai. Taip, sveiki visi, čia, atsiprašau, senais Zoom'e buvau. Aš panagrinėjau visas tuos siūlymus, man atrodo, jie atrodo labai logiški, ežero pavadinimas išskirtinis ir Kuktiškių kelias, akivaizdu, kad veda link tos pusės irgi viskas yra suprantama. Aš tik tai norėjau komisijai tokią iškelt gal idėją dėl Kalvų gatvės. Panagrinėjau, kur ji yra, kas ten yra aplinkui, ir aišku, su Kalvų gatvė yra toks niuansas, kad jeigu jūs įvestumėt į Maps.lt, tai jums išmestų Lietuvoje keliasdešimt, gal kelis šimtus tų gatvių. Čia ne Vazbio, kuris yra unikalus kaip gamtinis objektas. Tai aš tiesiog pasižiūrėjau dar, kas yra aplinkui, ir ten už kelių šimtų metrų nuo tos gatvės, kuriai mes suteiktume pavadinimą, yra, esu atsidaręs Utenos krašto enciklopediją, yra parašyta, kad Trečialaukio kaime stovi tipinis partizanų žūties paminklas, ir jis yra fiziškai, irgi esu net jį aplankęs kažkada, ir ten yra žuvę keli partizanai vietiniai, ir vienas jų vadas yra Mindaugas Barisa Rimtautas. Rimtautas, labai toks išskirtinis slapyvardis, mažai kada būna toks suteiktas. Tai mano tiesiog gal tik tai ir idėja yra pagalvoti, ar Kalvų, kurių pavadinimas Lietuvoje ir Utenos netgi, man atrodo, rajone jo yra daug. Vieną gatvę bent jau tikrai, gal pagalvoti, pavyzdžiui, Rimtauto gatvę. Tai suponuotų į gražų slapyvardį, į vietos žmogų visiškai iš tų apylinkių, kuriam net ten paminklas yra. Tai toks būtų vietinės kažkokios tai istorijos gražus įprasminimas. Tai toks mano siūlymas yra. Ir čia aš galiu į susirašinėjimo lauką nusiųsti tą puslapį, bet galit puikiai uteniškiai esate, tai Utenos krašto enciklopedija yra trumpa informacija, bet yra ir Pačkėnų bendruomenės puslapyje ir daugiau apie tą Rimtautą, tai žinoma informacija čia ir Regina yra, gal irgi kažką galėtų pasakyti. Tai čia mano tik toks pasiūlymas dėl vieno pavadinimo, dėl vienos tos nedidelės gatvelės. Rimtauto galbūt, nes pilnas vardas galima svarstyti, bet jis yra vardas, pavardė, slapyvardis, o gal slapyvardžio tik tai toks visai irgi gražiai skambėtų Rimtauto gatvė. Tai ačiū, mano toks siūlymas. Tai jeigu galima, ar girdisi mūsų duetas? Tai
Irgi norėčiau pritarti Norbertui, ir mano panaši mintis buvo, ir jau anksčiau, kai esam svarstę ten visokias tokias abstrakčias beržų, liepų gatves, tas pats ir su kalvų. Ir tiesiog aš pritarčiau šitą idėją. Ir plus aš siūlyčiau, kad mūsų gal komisija galėtų tokį pasiūlymą įnešti seniūnijom, kad jos turėtų tokį tarsi būsimų gatvių banką. Tiesiog pasiūlytų gyventojams, ne kažkokius beržus ten ar liepas, nors aš nieko prieš medžius, bet pažiūrėtų gal nykstančius kaimus ir išnykusius kaimus, gal kažkokius tai žymius žmonės, kaip čia partizanas ar rašytojas, kad būtų tos gatvės kažkuo unikalios, o ne šimtai, kurių yra visoje Lietuvoje. Tai toks pasiūlymas, kad tiesiog seniūnijos susidarytų, apsvarstytų su savo bendruomenėm, kokios galėtų būti asmenybės, kokios vietos, vietovardžiai, hidronimai, kurie yra tikrai unikalūs ir gražus ir skambus, kaip ir šitas slapyvardis, ir jie tikrai puoštų ir kažką kalbėtų, sakytų mums tas pavadinimas. Tai mano toks pasiūlymas. Ačiū, Giedriau. Aš irgi taip pat tikrai galvoju, kad Kalvų gatvė išties yra besidubliuojanti tiek mūsų rajone, tiek visoje Lietuvoje. Tai taipgi unikalu būtų. Rimtauto gatvė išties gražiai skamba ir manau, kad visai būtų logiška ir reikalinga, manau, kad reikalinga pasiūlyti gyventojams būtent vietoj Kalvų gatvės jiems Rimtauto gatvės pavadinimą. Tai aš pritarčiau. Ką kolegos kiti? Na, jeigu galima, ir aš žodelį pasakyčiau, tikrai, kaip ir sakė Norbertas, pasižiūrėjus tai, ką bendruomenė pateikė, viskas yra logiška, teisinga, bet štai tos mintys papildomos irgi yra labai geros, ir čia aš matau ir mūsų komisijai to bendro, sakysime, darbo ateičiai kartu su seniūnijomis ir bendruomenėmis, nes mūsų komisija yra istorinės atminties komisija. Taigi, pirmu atveju mes žinome, kad vietovardžiai, gatvių pavadinimai turi būti, na, tiesiog lokacijai informatyvūs, tai čia viskas tvarkoj, bet pridedant mūsų istorinę atmintį, tikrai mes turime galimybių pasiūlyti, ir Giedriaus sumanymas va dėl to vietovardžių, būsimų vietovardžių banko su istorinė atmintimi, labai pritarčiau ir traukčiau į mūsų komisijos ateities tokius netgi darbo planus. Ačiū. Kolegos, ką kiti galvojate? Tai kadangi daugiau siūlymų nesulaukiam, tai aš gal tada kviečiu balsuoti, ar ne? Tai pirmiausia, noriu paklausti, ar mes visi pritarėm siūlymui, Norberto siūlymui, vietoj gyventojų siūlomos Kalvų gatvės gyventojams siūlyti Rimtauto gatvės pavadinimą. Ar pritarėm šitam siūlymui? Pritarėm, galbūt aš tik tai formuluočiau truputėlį aptakiau, kad komisija, reiškia, pritariamai vertina gyventojų pasiūlymą ir tiesiog prideda patarimą, kad dar gražiau būtų, jeigu atsirastų ir tokia gatvė, tiesiog tai, kad komisijos patariamasis būtų patarimas. Tai, miela Gražina, mes ir taip esam patariami. Patariamo institucija. Taip. Bet čia irgi turiu suformuoluoti, pritarėm jums, bet patariam, kad dar gražiau atrodytų. Pritarėm ir patariam. Va, taip, suformuoluojam. Ir tada toms kitoms tų gatvių pavadinimams, tai Vazbio ir Kuktiškių, manau, kad irgi pritarėm, taip? Prieštaravimų nėra. Tai vienbalsiai, taip? Taip. Tai tada būtų
tiek šiam kartui. Ačiū visiems prisijungusiems. Atsiprašau, ar galima tada jau postscriptum? Aš irgi eilėje postscriptum dar. Jo, gerai. Tai mėlyje uteniškiai, labai miela, kad sušaukėt, sveikinu prasidėjus mokslo metams. Ir norėčiau šitą rudenį pakviesti į kitą posėdį, ne nuotoliu, o susitikti Vilniuje, pavyzdžiui, pas mus Vileišių rūmuose, kur gražiai praeitis siejama su ateitimi. Mes turime labai puikią interaktyvią parodą Čiurlionis ir jo amžininkai pirmojoje dailės parodoj. Galima dar būtų supažindinti, kokie tautosakos rinkiniai yra ir kokie mūsų instituto mokslininkai iš Utenos krašto. Tiesiog perduodu tokį kvietimą. Ačiū labai, Gražina. Manau, Labai kad gera idėja. apmąstysim, įsivertinsim galimybės ir tikrai, jeigu tik tai galėsim, tai tikrai manau, kad būtų smagu. Aš irgi dar tokį, kadangi skelbimų tokią valandėlę, tai prisidėsiu, kad Gražinos reklamuota paroda, ta interaktyvi, tikrai vasarą buvo labai nuostabi. Ir čia tik tai irgi skelbimas, kad Vilniaus savivaldybė jau oficialiai pritarė, dar liko kažkokie biurokratiniai suderinimai su savininku namo, bet nežinau, gal čia problemų nebus. Savickio gatvėje bus pritarta, kad atsirastų lenta ant namo, kuriame 3 metus gyveno Alfonsas Nyka Niliūnas. Tai aš be galo džiaugiuosi, kad Vilniuje šitas ženklas, nes niekur Lietuvoje, nei Kaune, nei niekur nėra, o Vilnius jam vis tiek buvo svarbus miestas, tai ta lenta vis tiek ar į vėlyvą rudenį, ar kažkada atsiras, tai vis tiek man atrodo, kad čia uteniškius pirmiausiai reikia informuoti. Ir čia ateičiai pagalvoti, gal kažkur pas mus jau 10 metų praėjo nuo mirties, kad irgi gal rasti kažkokį kampelį poetui ir Utenoj. Nes aš ir dabar, kai buvo pasiūlymai, galvojau gal tą Kuktiškių, bet vis tiek tolokai nuo Nemeikščių, čia reikia pagalvoti kažkokią tai ypatingą vietą, bet čia, kur galėtumėm kažkaip tą vardą, kad jis atsispindėtų. Tai toks mano skelbimas. Ačiū. Tai atsispindi labai gražiam piešinį, tik tai piešinys, ne gatvė. Oi, atsiprašau, tiesa, yra piešinys nuostabus, tiesa, buvau pamiršęs. Ačiū už žinią, iš ties labai, labai šaunu, kad Vilniečiai stengiasi dėl uteniškių ir dėl mūsų kraštiečių. Aš labai tikiuosi, kad Utenoj tikrai irgi rasim kažkokį solidų ir gražų kampą ar įprasminti atminimą. Tai aš ačiū kolegos labai už susijungimą, tai labai tikiuosi, kad kitų kartų mes ir labai net noriu, kad kitų kartų gyvai susibėgtume, tai tada matyt, kad pasiplanuosim, kada po kažkiek tai laiko ir daugiau klausimų, tada turėsim platesnę darbotvarkę ir gyvai, tada tas darbas, manau, bus toksai konkretesnis. Tai ačiū už šią dieną, visiems gražios dienos ir sėkmių ir iki susimatymų. Sudie. Ačiū už dalyvavimą.